Sveiki gyvi. Ką jūs? Neatsibodo dar vasarą. Man tai jau atsibodo, bliama, karšta visų šlapės paprakaitą. 3 kartus jau nubėga viskas per nugarą, per užpakalį. Nu ką, upė, dugninė ir 2 naktinės ant šamo. Taip, jeigu 2 naktinės atsėdėsiu, bus 12 naktų šiais metais sėdėta jau ant šamo. Tai va, praeitą savaitgalį irgi čia buvau, tik tai su mergom. Tai ten tokia ir žvejyba. Kas užpakalį plauna, kas šašlykus kepa, kas dar ką, tai net nefilmavau. Bet buvau irgi užmetęs čia meškerę ir turėjau kibimą naktį. Galvojau, kad šikšnosparnis, ten toks 3 kartus. Tink, tink, tink. Galvoju, blemba, atsitrenkė, bet po to ištraukiu, pasirodo ant povandeninės plūdės dantų žymės, blemba. Tai ir nė vieną naktinę slieką. Šiaip anksčiau kiek žvejojau, blemba, būdavo bent jau, netgi jeigu šapalas, koks dar didelis kala, vis tiek vieną kokį slieką palieka. Čia nusirpta taip gražiai. Tai va, atvariau dabar jau viskas vienas, rimtai pasiruošęs, sakiau, 2 naktinės reikia atsėdėti. Gal ką, arba nieko. Tai va, nežinau, kaip čia seksis. Galėsit patys pažiūrėti, likit kartą. Tokie pas mane šį kartą jaukai. Kibiriukas. Taip. Genloko Big Brim, Fish Dreamą Sweet Brim pastančina, plus saldus karšis, plus priedas čia kažkoks rašo, biškį likučių džiūvėsio ir čia dar kažkokio kvapo Gros Gardono, irgi likučiai. Tai žodžiu, viską į kibirą persimaišom ir pradėsim žvejybą. Esat matę internete va tokį dalyką, žiūrėkit. Opa, stovi, nematytas nereikia nieko. Štai toks pašariukas gavosi. Ir ką, porai parų kibiro turėtų gal užtekti. Ištisai nežvejosi, taip, vakare daugiau, ryte. Žiūrėsim, tai va, ten toliau. Nežinau, ar salatis gal koks šokinė, ar šapaliukas. Tokia rieva matot per vidurį upės. Iš kitos pusės irgi va čia tokia rieva. Tarp 2 rievų iš principo. Tai va, čia ir anksčiau esu matęs šamų. Vieną čia vat šis prie kranto buvo žuvelioką pririšęs ant šniūro, atvarė naktį pakramtyti. Radau suniekotą ir va čia dar toks yra užutekis, tai tam užutekį irgi spiningaudamas esu matęs, kaip išsiraito ir nuvaro į pagrindinę sroją rudenį. Tai va, nežinau, tokia vieta, ar gera ar bloga, bet pagal idėją dar pasiskanuosiu su diperiu. Čia vat turėtų palei šitą krantą vaikščioti naktim šamai. Tai iki kol sutems pagaudysim su fideriu. O po to jau užstatysim šaminę meškerę ir lauksim šamą. Iš tokio šabakštyno biškį tokią aikštelę pasidariau. Lygiau radau ir bandysim čia, nežinau, nakvoti. Kėdėva vieta, šiaip tokia biškį vieta klaustrofobinė. Ten žiaurinis kalnas, net viršūnės nesimato. Hrien užlipsi. Tai va, atsakau, su fideriu gal ir nelabai čia, bet ant šaminės meškerės tikrai tikiuosi kažko. Taip, su manim šiandien, kaip ir kiekvienoje žvejybai, yra diperis, diper čerp plus 2.
Pabandysim čia prasimest, pasižiūrėti, kokia situacija. Pavyzdžiui, čia. Ir iškart prisijungus mum rodo. 1,30 m, 1 kem. 1 kem. Čia vat išeidinėja iš tos duobės. 1,20 m. 1,2 m. 1,20 m. Šis 1,2 m. 1,2 m. 1,3 m. Šis nėra gilio. 1,3 m. 1,2 m. Gerai, jau tenais. Taip toli nebemesi. Gerai, susiniuojam. Tokia srovė. Viskas užlenkta. 120 gramų šėryklą neša kaip turi būti. Biški šuneliau gauna. Viską nuėdė. Tu kurimi. Pisti žolės įvarė. Šapalas greičiausiai. Toks 1, 2 buvo. 3, 4 ir užsėda po to jau normaliai. Bet įvarė žolės ir atsikabino. Taip. Tokie mažesni naktiniai sliekai, tai tiesiog va, ant kablio. Nešamai jau šapalai. Per stipriai. Čia mosteliau. Pasėdėsim, nežinau, biškį panaktinėsim. Iki kokios 12 gal. O po to paliksiu jau čia šaminę meškerę. Šaminė meškerė stovėt su naktiniais sliekais ir varysim biškį pamiegoti. Iki kokių, nežinau, 5-6 arba 8, jeigu tingės kelsi. Tai va, nes, čia rėvai karščių kažkokių nelabai bus. Tikiuosi šapalą kokį pagauti arba, ūsorį ant naktinio. O šiaip, kuoja, da kažkas čia tikrai nekeps. Tai va, toks planas šerti stambiai, kad plauktų visą tas šleifas. Ant to šleifo šaminę meškerę, po to nakčią pastatyti. Jeigu bus šapalas, tai bus. Jeigu nieko nebus, tai nieko nebus. Tai va, tokie dalykai. Kaip matot, milžiniška, neša viską konkrečiai. Iš praeitos žvejybos dar
kelis sliekus. Blemba, matas, kad reiktų uždėti. Koks riebus. Nu, tokia pačka. Nežinau, kiek čia. 5-6 sliekiukai. Nemažai. Šitą į šoną. Šitą biškį šoneliau. Šitą į lankėlę. Žvyras apačioj. Netenkina situacija. Nu ką, iki 12. Biškį štai vat ir lankėlį palaikysiu šitas sliekus. Gal kas išles. Arba pro šalį praeidinės. Taip. Toli nemėsiu. Kažkur. Va čia. Kažkur čionai. Daug žalių neša. Varpelį uždedam. Kur mūsų varpelis? O, varpelis mūsų. Taip, uždedam varpelį. Šviestuką. Nu ir va taip kažkaip. Viskas čia taip atrodys. Geriausia, aišku, būtų gyvas žuveliokas, bet kol kas dar nepagau. Все, stovi. Vidurnaktis. Kelis šapaliukus toks pagaus sprindinis ant slieko, bet kur didesni, tai neįsivaizduoju. Kažkur sulindė. Tai va. Dar sakiau, ką aš žinau, biškį pabūsiu. Kokį pusvalandį gerą ir varysiu viskas miegoti. Užstatysiu šaminę meškerę. Ir tegul su gauda. Skambaliukas, viskas yra, jeigu ką, palapkė prie pat. Pirštinės tik pasiruošti. Tai va, tokios tokelės. Nu viskas, kiek čia dabar, po 12 kažkiek minučių. Suvalgiau kotletą.
naktį pečiams ir varys miegoti. Užstačiau meškerę. Galiu parodyti tiesiai prie palapinės. Toli niekur eit nereikia. Ir viskas. Ir miegoti. Labas rytas, labas rytas. Naktis praėjo taip sau. Kas čia buvo? Žolė žiauriai daug nešė. Tai net 4 rytą atsikėliau. Šapalas gal persivertė. Atsikėliau kokią 4 rytą, permečiau šaminę meškerę. Žolių kuokštą nusiėmiau. Tokį kalną. Vanduo per naktį pakyla kokius 5 sėmus. Šiaip čia pavojinga, nes mano palapinė nuo vandens stovi, nežinau, per gerus, gal 10 cm, dar 15. Tai jeigu taip kils, tai nieko gero. Pranešė lietų, tai gal čia iš viršaus jau paduoda daugiau vandens į upę ir kyla vanduo. Tai va, kas čia dar, kaip ir nieko, sakau, naktis rami, jokių patampimų, pabarškinimų. Žolių tik prinešė, nusiėmiau, permečiau, viskas, toliau miegoti. Tai va, šiandien vakarą lietus. Pusryčius pavalgiau, sakiau, sėsiu vėl su dugninė, čia tą šapalą krapštyti kokį nors iš šitas rėvas, jeigu jis man čia krapštysis. Ir dar draugų atvaris ant vakaro. Nežinau, kurie čia tilps, bet ar viršui ant šlaito, ant žodžių. Tai va, aš tai sakiau, vis tiek prie meškerės sėdėsiu. Ar užsems, ar neužsems. Tai va, tokie dalykai. Nu, biškį pakeičiu taktiką. Užkyba žiobris. Geras. Paliksim. Gal kaip žypsa nakčiai. Žiūrėsim. Kaip matot, palapinių miestelis auga. Nušnioja lietus. Tai porą valandų gerai. Kolega atvarė, nulūžo. Miega dabar. Tai nežadinkit.
Kai čia dar permečiau meškerę, sakiau, dar kartą permesiu prieš einant miegot, nes žolės neša, tai kad nusimti visokius, nežinau, makaronus ten, salas ir taip toliau, nes belekė žolės. Tai va, ir ką, viskas. Pasidariu arbatėlės, pavakarosim ir varysim miegoti. Paliksim meškerės, tiksliau meškerę vieną ant naktinių sliekų ir viskas. Tai va. Saulė nusileido, po 9:10 kažkur dabar. Tai va, leidžiam taip laiką. Vasaros vakarus. Nu ką, išėjo draugas parūkyti. Bliava ir kibimą šamo. Pisteryrą, karočią. Nespėjau išlysti iš miegmaišio vienas, o draugas nespėjo pakersti stovėdams. Karočią, nunešė žiobrį visą nafik. Emocijas pilnas kelnes, tiksliau be kelnių iš viso stovi. Karočią, uždėjom dabar naktinis liekos vietą žiobrio, lauksim toliau. Gal dar ateis, arba ne. Tai va, tokie dalykai. Viskas, ant gal vėl į lovą.
galvoju, skamba. Ne. Man tas skambaliukas, tai nežinau, namuose supurtų kur nors dėžiai, tai paranoja tokia. Taip. Įsirėmėm į save ir pumpuojam krantą. Per naktį vanduo pakryto. Kokie 5 cm. Gerai, kad ne 5 cm. Pakilo? Pakilo. Gali ir tai būti. Žolės kiek. Nejuokai. Atslieka dar yra, matau kažkiek, ar vienas ar keli. Taip. Apkramtyti kažkokie. Čia nesuprasi, ar... Sistemą naudoju tokią. Porą kablių. Vieną plūdę. 18 gramų. Fiksuojasi, o čia matosi įsikiša šviestukai iš abiejų pusių. Ir tie, kur ant meškerės būna. Čia dar vienas šviestukas susijungia su guma. Pusė plūdė, pusė gumoj. Ir tada toks labai stabili sistema gaunasi. Niekur neužsikabina. O taip išsilenkia ir kabalioja prie dugno. Viršai. Didelis suktukas. Didelis karabinas. Ir per žiedelį mažesnis karabiniukas ir švinas. Švinas neslankiantis, kaip matot, kad pakirst iš karto, tiesiog žuvį, kad pasikirstų. Nes jeigu slankiantis, tai nepasikirstų. Labas rytas. Vakar turėjom vieną kibimą apie 11 valandą. Draugas išėjo parūkyti iš palapinės. Aš tuo metu irgi taip prabudinėjau telefonę, dar biškai kažką skrolinu, girdžiu tik tai cik, taip iškišu galvą iš palapinės, žiūriu, bam, lėkti iš palapinės, kartu vaikelį, užstrigęs mėgmaišį. Sakau, draugų, kirsk ir ką, pakėlė meškerę, viskas nėra. Bet pilnumoje žiobrį suvalgė, nusinešė, greičiausiai šamas, nes lydekos, nežinau, arba žiauriai didelė lydeka. Bet aš manau, kad vis tiek šamas, nes tokie užlenkimai, meškerė per pusę buvo sulinkus, bet kadangi žiobris, pailgas gyvaitė, tai jo gal ne visą apžiojo, pusę apžiojo ir nuplėšė tiesiog nuo kablio. Tai va, po to uždėjau naktinį slieką, likusiai nakties dalį, bet irgi pabarškino ten kažkur vidury nakties ir viskas. Tai ant paskutinio kablio jau šiandien šitą matėt, sliekų nebuvo, iš žalių išsitraukiau ir viskas. Beje, švinas, pamiršau pasakyti, 0,5 kilogramą, tai neša čia šitoj rėvoje tą 0,5 kilogramą kaip nieko. Turi dar 7 pem, bet galvoju, gal bus biškai per daug, bet nemanau, čia tikrai gal net akmens reiktų. Tai va, biškai nakties adrenaliną ir viskas, vienas geras kibimas. Tai va. Dar vakar kaip tik pagalvojau, gal nedėta žiobrė, bus per didelis, bet nes spermatozoidus gaudom neužšomus, tai va, uždėjau 11 valandą, bats ir praeitą savaitgalį irgi apie 10, tik aptema buvo, kažkur apie 10 su kapeikom, irgi per sliekus.
kalę, bet kitoj vietoj. Bet nefilmau, nes sakau, nu, tokias žvejybos, blema, vienas kibimas per 2 paras, tai atsibosim žiūrėti. Tokius dalykus, jeigu kažką pagausiu, nu, tai nufilmuosiu, sudėsiu, kažkaip sumontuosiu. Tai va, bet, nu, čia tokia jau praktika, kaip ir kokius karpius gaudant, nežinau. Savaitėm dienom sėdi ir ten po to 5 minutės euforijos. Tai va. Nu ką, daiktai išmėtyti, pakuojamės, vyniojam meškeres ir varysim namo. Tai sakau jums, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.